Sveiki, aš Artūras, norėčiau pamokyti, kaip reikia nusiimti švaistiklius arba miniklio veleną, tai vadinama, ir pasikeisti centrinę ašį. Naudosime du įrankius, tai 8 mm šešiakampį raktą. Būna dar atveju, kai būna 14 mm dydžio galvutė, tai tokiu atveju reiktų naudoti tokį. Išsukus varžtus naudosime spec miniklio veleno nuėmimo raktą, tik kurio pagalba galėsime nuimti miniklio veleną nuo ašies. Šis įrankis veikia išstūmimo būdu, kai ant miniklio veleno užsisuka rakto viena dalis, o su kita yra nustumiamas miniklio velenas nuo ašies. Dažniausiai būna miniklio velenas tampriai labai uždėtas, tai reiktų daugiau pastangų jį nuimant nuo ašies. Nuėmus miniklio veleną nuo ašies, galime išsukinėti centrinę ašį, tam prireiks spec įrankio, kurio pagalba tai tik ir padarysime. Atsisukinėja abi dvi pusės palei laikrodžio rodyklę, vienos pusės sriegis vadinamas. Prašom, centrinė ašis išimta. Centrinė ašis susideda iš dviejų dalių, kairė ir dešinė, kai rodėm, išsukom pirmą dešinę, bet prieš įsukant į rėmą svarbu labai pirmą įsukti kairę dviračio pusės centrinės ašies dalį. Taip bus žymiai lengviau pataikyti nenumušus sriegio ir įsukti pagrindinę centrinės ašies dalį. Įsukus pradžioje kairės pusę dalį, labai lengvai tai atlikome. Belieka tik tai priveržti. Priveržiame pirmą dešinės pusės dalį, paskui užbaigiam priverždami kairės pusės dalį. Prašau, ašis sukasi lengvai, reiškia viską atlikome teisingai. Tvirtinant miniklio veleną ant ašies, svarbu nepamiršti perverti grandinę. Kur pasidėjau raktą? Ir su varžto pagalba būtinai tik tai tampriai priveržti miniklį prie ašies. Ta patį padarome ir su kita puse.